Sveiki, mano vardas Rytis, aš esu LSMU komandos kapitonas ir kviečiu susipažinti su mūsų universitetu. Kai kam galbūt LSMU dar nėra labai gerai žinoma raidžių kombinacija, tai priminsiu, kad šiemet susijungus Kauno medicinos universitetui ir Lietuvos veterinarijos akademijai buvo įkurtas naujas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Universitetas jau yra gana nejaunas, jam yra 88 metai ir yra jaunas savo sielą, nes prieš 4 metus buvo įdiegta probleminio mokymo sistema. Jo esmė yra tai, jog studentai turi kuo mažiau paskaitų ir kuo daugiau laiko praleidžia prie knygų. Tai jūs pamatysime, kaip paprasta pasiimti knygas. Pasiėmame visas reikiamas knygas, nuskanuojam savo studentų pažymėjimą. Voila! Mūsų mokymas pasižymi labai vienu ypatingu dalyku, tai yra tutoriniu. Tai yra klinikinio atvejo analizė. Dėstytojas yra mūsų pasyvus stebėtojas, o 10 studentų grupelėje mes diskutuojame, tarkime, 82 metų pacientą, besiskundžiantį galvos skausmais. Ir logiškai bandome išmąstyti, kas jam gali būti. Visi 7 mūsų komandos nariai studijuoja medicinos akademiją, mediciną. Ir pirmą kursą teko daug laiko praleisti anatomijos muziejuje. Čia dažnai galima pamatyti ir mokyklų mokinių, kadangi vykdomos ekskursijos, kuriuose mokiniai gali susipažinti su žmogaus anatomija ir galų gale gauti arba negauti įkvėpimą mokytis mediciną. Kauno klinikų greičiausiai pristatyti nereikia, jie žinomas ne vien Lietuvoje. Ir joje dirbantis gydytojai nuo 4 kurso tampa mūsų klinikinių disciplinų dėstytojais. Su medicinos studijomis jau susipažinote, dabar pamatysime, kaip gyvena kiti mūsų kolegos. Sveiki, aš esu Laura Navasaitytė iš odontologijos fakulteto. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos akademijos odontologijos fakultetas iš tikrųjų yra viena didžiausių gydytojų odontologų rengimo bazių Lietuvoje. O tiem žmonėms, kurie bijo odontologų, siūlyčiau dažniau pas juos lankytis ir ateiti ne tik tada, kai dantis skauda, bet ir tiesiog profilaktiniai apžiūrai. Esame prie veterinarijos akademijos. Nors Lietuvos sveikatos mokslų universitetas įsteigtas tik šiais metais, tačiau veterinarijos akademija čia stovi jau nuo 1936 metų. Veterinarijos akademija turi gyvulininkystės ir veterinarijos fakultetus, kuriuose rengiami veterinarinės maisto saugos, gyvulininkystės bei veterinarinės medicinos studentai. Esame vivariume, kur laikomi laboratoriniai gyvūnai, tokie kaip veisliniai triušiai, žiurkės, pelės ar jūrų kiaulytės. Visi šie gyvūnai yra laikomi laboratoriniams bandymams. Esame daktaro Leono Kriaučeliūno smulkių gyvūnų klinikoje. Daktaras Kriaučeliūnas buvo lietuvių išeivis, bet vėliau nusprendė Lietuvoje įkurti smulkių gyvūnų kliniką. Veterinarijos akademijos klinikose studentai savo įgytas teorinės žinias pritaiko praktikoje. Aš esu Eglė Svitujūtė, farmacijos fakulteto 4 kurso studentė. Taigi pasižiūrėkime, koks gyvenimas verda farmacijos fakultete. Klausite, kuo svarbi farmacininko specialybė? Taigi patartina vartoti 3 kartus per dieną po valgio. Būtent farmacininkas yra tas žmogus, į kurį pirmą kreipiame susirgę. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas yra ypatingas tuo, kad vienintelis Lietuvoje ruošia farmacijos specialistus. Per 5 įtemptus studijų metus mes įsisaviname cheminės vaistų analizės žinias. Išmokstame pagaminti įvairiausias vaisto formas. Išmokstame atpažinti visus vaistinius augalus bei jais gydyti. Nuo kitų metų visi studentai farmacininkai galės tobulėti naujame fakulteto pastate. O kol kas visas farmacijos fakultetas serga už ateities lyderių komandą. Medcare!